Čia kai manęs būna klausia, ar sveriu maistą, tai sveriu ne tik maistą, sveriu realiai viską, net ir papildus. Tai čia turiu netgi savo visos dienos druską, ar ne? Tai nematau tame problemos, kadangi nors papilduose yra ne dozatoriai, bet realiai, faktas gal ten neduos rezultatui tas 1 gramas ar 1 gramas mažiau, 1 daugiau, ar ne? Bet psichologiniu aspektu, ta prasme, kai tu žinai, kad tu viską padarei taip, kaip reikia, tai manau, tai nėra sudėtinga. Ir ką, aš čia užtrunku ekstra 10 sekundžių. Tai va. Sporto dienos rytinis džiaugsmas. Pusryčiaujam. Šiandien turim be 50 gramų mažiausią kūno svorį savo pasiruošimo metu. Tai viskas kaip ir gerai, manau. Nusiunčiau check-inus kaip ir kiekvieną rytą. Prasidėjom ratą su Lairiu ir va. Tai šiandien turim kojų treniruotę. Manau, prieš paskutinę greičiausiai, prieš varžybas. Tai labai laukiu. Bus proga dar pasitaškyti. Tai tiek. Ir tą svėrimo temą, tai draugaukit su svarstyklėm. Ir jo, tiesiog susidraugaukit su jom, nes nemanau, kad čia sudėtinga. Nemanau, kad čia užima laiko. Tiesiog reikia susiformuoti įprotį. Ir turėsit tikrai neblogą įprotį, ta prasme. Nes žinosit kiek, ką, kaip suvalgot.
Ir galėsit tiesiog manipuliuoti tuo mane. Tai grįžom apsidirbę rytinius darbus. Dabar yra truputis po 8, turim antrą valgymą. Žiūrim kultūrizmo aktualijas, kas kam įdomu ar ne. Ir čia turim kiaulienos nugarinė, kažkur ten ryžius, riešutus, daržovių 200 gramų, tai pomidorą ir raugintą agurką. Šalia dar turiu Cola Zero 150 ml. Iš daržovių dar būna valgau smidrų, bet nežinau, kas čia yra su jais, gal ne sezonas, nes labai sunkiai sekasi rasti jų. Tai va, skanaus ir pafilmuosim šiandien visus mano valgymus. Tai toks tas pirmadienis, ne tik užšalusiais langais prie +4, bet dar ir padangą sugebėjom prapisti. Tai va, taip palinksminamės. Tai dabar yra 10:30, tai prieštreniruotinis valgis, mini blynai vietoj lietinių su bananais. O kodėl ne lietiniai su bananais? Todėl, kad neliko bananų. Ne pas mane jų neliko namie, bet plane tiesiog šiandien jų nėra, neliko, ta prasme, pakeitimai plano. Tai va, tai vietoj to, kad valgyčiau lietinį be įdaro, ne tiesiog susuktą tešlą, tai iš tos pačios tešlos prisikepiau mini blynų. Tai va, tai gersiu dar kavos ir už kokį 1,5 valandos varysiu daryti kojų. Tai kas liečia kojas, šiaip jau jaučiasi truputį pakritę jėgos rodikliai. Gal ne tiek, kiek svorio prasme, aišku ir svoris šiek tiek pamažėjo jau, bet kiek pačios atlikimo technikos jau stoka, kadangi nesinori mažinti svorio, norisi vis tiek išlaikyti, kad išlaikyti daugiau rūmens ir panašiai pasiruošimo metu, tai truputį, sakyčiau, sužaidžia ego, kas nėra gerai, nedarykit taip. Nes tai nelabai kur veda. Tai va, tai pradėjau toksai truputį skubėti, mažiau kontroliuoti, jaučiasi toks nestabilumas. Tai va tiek va.
Tai jo, todėl, kaip matot, sportuoju basas. Tai kojas visą laiką stengiuosi daryti basas, net nesistengiu, visą laiką ir darau basas ir kitiem rekomenduoju. Tai nes šiai dienai avalynę, ta prasme, sportui šiaip labai reikia atsirinkti, ta prasme. Tai mano galva paprastesnis variantas yra tiesiog sportuoti basam. Nes kas žinot, kas nežinot, ta prasme, stabilus, tvirtas pagrindas padeda sugeneruoti daugiau jėgos. Tai sugeneravus daugiau jėgos ar ne, daugiau įtampos, kursim raumenyse, turėsim daugiau stimulų ir panašiai. Tai mano rekomendacijos sportuoti basam, ypač kojas ar ne, aplamai, ta prasme. Vieni pliusai, nematau minusų, kodėl turėtumėt sportuoti su avalynė ir dažniausiai visi sportuojam su dėja netinkama avalynė, ta prasme, nesakau netinkama tame, kad daleiskim padas ar ne, ten kažkoks minkštas ar panašiai, tai čia faktas, kad to neturėtų būti, turėtų būti lygus kietas padas, bet su avalynė yra didžiausia problema, manau, šiai dienai, kad nusiaurėjantis pirštų priekis ar ne, kas spaudžia pirštus ir automatiškai negalim pajungti pilnos pėdos, ta prasme, pilno pagrindo susistatyti, kas turi įtakos labai ir kitom struktūrom, ar ne, nes pėdos mūsų, tas pagrindas, kuris kontaktuoja su grindim, ar ne, tai yra dėja be galo svarbu. Tai rekomendacijos nuo manęs, sportuokit basi ir jūsų ne tik progresas bus geresnis, atlikimo technika bus geresnė, bet ir visos kitos struktūros, ar ne, kaip čiurnos, keliai, klubai, jums tik nuo to padėkos. Tai po treniruotinis valgis toks truputį skurdokas, tai yra 45 gramai proteino, su vandeniu aišku, ir 20 gramų datulių. 5 valgymas, tai labai panašus į antrą, tik be riešutų, tai kiaulienos nugarinė, ryžiai, 200 gramų daržovių, nuostabieji mamos pomidorai, nenuostabieji parduotuvės agurkai mediniai. Tai šį kartą valgau neberauginta, paprasta. Kodėl? Nežinau kodėl, neklauskit, tiesiog turėjau likutį žalio ir reikėjo užbaigti. Tai va. 6 paskutinis valgymas, tai 250 gramų lydekos ir 200 gramų daržovių bei 10 gramų riešutų. Tai kiek neįprasti reikalai. Faktas ir laukiai yra jau atšalę, ten po +3, +4 ryte, bet tikrai šalta. Šiaip man niekada nebūna šalta dažniausiai, visą laiką namuose, kad ir žiemos laikotarpiu, kas mane žino ar ne, artimieji, tai visą laiką vaikštau po šortais, trumkom rankojom, gerai, žiemą dar būna šortai, bet megztinis. Tai dabar toks neįprastas etapas, kad realiai, pastoviai šalta, tai jo, tai kiek neįprasta, tai net išsitraukiau vilnonės kojines, kurias man dovanojo gal per kalėdas praeitais metais. Žodžiu, kad jų galvojau taip ir nepanaudosiu niekada. Tai realiai naudoju jas dabar net ne kiek sezono metu. Tai šiandien prieš treniruotinių valgymų turim senus gerus belgiškus vaflius. Testuojam tiesiog naują keptuvę. Viskas yra iš tos pačios tešlos. Testuojam naują keptuvę, todėl nes seną kažkada sudaužė šitą su savo storą subinė, tiesiog užlipus ant stalo ir ėjus pro šalį užkliuvus ją numetė. Tai va, tai testuojam naują ir žiūrėsim, kas gausis. Šiaip po kol kas atrodo viskas liuks, manau bus skanu. Ir dar ką norėčiau pridurti, tai realiai nebijokit eksperimentuoti iš tų pačių produktų ar ne, tiesiog skirtingais gaminimo būdais. Išgausit kažkiek skirtingo skonio vis tiek, nes vis tiek, tarkim, tas pats vaflis dabar šiuo atveju neskirsi šiek tiek nuo blyno, jis manau bus traškesnis ir panašiai, tai o kalorijas susirinksit tas pačias. Tiesiog
pasitelkit vaizduotę, būkit kūrybingi, nuo to bus tik geriau. Tai vaflių suskaitau, viskas liuks, šiandien ruošiamės push treniruotei. Šiaip iš po pirmadienio kojų esu žiauriai išsidaužęs, nesitikėjau, kad tai bus. Pasidariau sunkiai, kaip įprastai sunkiai, tiesiog su ta mintim dariau, kad vis tiek paskutinė greičiausiai sunki, nes taip ir yra. Sekmadienį, šį sekmadienį turėsim dar vieną kojų treniruotę, tai bus paskutinė, kurią darysim jau šiek tiek lengviau. Tai va, tai šiandien push ir tiek. Tai ką, grįžom po rytinio pasivaikščiojimo, laukia net nesulėjom, sakyčiau, o buvo nupilti lietaus. Tai be tradicinio laužom, ryto ratas įvyktas, kiekvienas su savo tikslais, kas žingsnių parinkti. O kas pašikt, Anelari? Tai jau ši savaitė tokia, kad tenka sportuoti ir iš charakterio, tikrai nemeluosiu, bet viskas liuks, mėgaujuosi kiekvieną akimirką, šiaip labai esu patenkintas, labai gerai. Ką tik pasidariau pull treniruotę, pasidariau kardio, sėsiu valgyti savo potreniruotinio valgio, tai yra 20 gramų datulių ir 45 gramų proteino su vandeniu, tai va. School face'as, ne, kaip ten sako, irgi vietoj. Aš turiu šiek tiek tokį sulietuvintą variantą, tai ne school face'as, o bomžo morda. Tai bomžo morda vietoj, viskas liuks, spaudžiam toliau, paskutinės sunkios treniruotės. Kitą savaitę darysim truputį lengvesnes, ale pasitaupysim truputį, kelis pakartojimus rezervę turėsim. Tai va tiek. Toks tas ketvirtadienis. Taip pat, kas liečia kardio, šiandien turim šiek tiek pakeitimus. Šiaip įprastai darau 30 minučių dienoj, tai šiandien turim 50. Tai va, išskaidyta į 2 kartus. Vieną dariau po treniruotės 25 minutės, kitą pasidariau dabar po darbų. Tai va. Bet už tai vietoj paskutinio savo vargano mylo lydekos su daržovėm turėsiu steiką su bulvėm. Taip kad
norit skaniai pavalgyti, kartais tenka daugiau ir paprakaituoti. Tai turėkit omeny.